Aš mušu silpnesnius, nes tik taip galiu atkreipti į save dėmesį. Aš irgi anksčiau mušdavau mažesnius, bet dabar aš lankau bokso treniruotes. Aš visą laiką pripiešiu visokių nesąmonių į draugo sąsiuvinį, kai jis nemato. Nes tai atrodo linksma. O ką ne? Aš irgi piešiu draugų sąsiuvinius, bet dabar lankau dailės būrelį. Aš šaipausi vien todėl, kad tai yra kieta. O juk visi kieti taip daro. Bet tai darau todėl, kad pasirodyčiau prieš kitus. Aš irgi anksčiau šaipydavausi iš kitų. Bet vieną kartą draugai pasišaipė iš manęs, norėdami parodyti, kaip tai yra skaudu ir nemalonu. Tai supratusi, aš daugiau nebesišaipiau. Žinai, kodėl aš daug keikiuos? Nes noriu pasirodyti prieš kitus. Aš anksčiau irgi daug keikdavausi, bet dabar žmonės mėgaujasi mano talentų skaitovo konkursuose. Aš konfliktuoju su mokytojais, žinot, nes man žiauriai patinka, kaip man kažkas aiškina. Aš irgi konfliktavau su mokytojais, bet dabar esu klasės seniūnė ir klasėje vadovauju aš. Aš nuolatos įžeidinėju vaikiną, kuris man patinka, nes kitaip nemoku to parodyti. Aš nuolatos įžeidinėdavau man patinkantį vaikiną, bet susėmiau ir pasakiau jam tai. Dabar mes laiminga pora.